Labą dieną, Vandutė. Sveiki, Vaidutė ir Kazimierai. Pirmiausia, klausyk, man labiausiai rūpi, vasara kokia bus ar nebus? Oi, vasara labai karšta bus, derlinga. Nu kaip, nebus karšta, jinai skaitos derlinga bus. Naktimis labai lys, o dienomis bus karščiai. Nu, iki ten 28, 30, 26, 5. Ir labai visą laiką trankys tie visokie, bet viskas vakarais. Tai bus derliaus vasara, bet anksti ateis ruduo. Jau rugsėjo mėnesį, net tie rudenis, kad tai jau rugsėjais ilgai ten nebūdavo, jau bus vėsiau. Ateis ankstyva ir žiema. Žiema labai bus šalta šiais jau, kur metais ateis. Gali jau lapkričio mėnesį net būti žiema. Iš tikrųjų, ir ilgai iki kovo galo netgi būti žiema tokia, nu, kaip rusai sako, surovoje zima. Tai kaip vaikystės laikais? Jo, mūsų vaikystės laikais labai daug sniego bus, visko tokia ir šalta žiema bus. O kodėl tada pavasaris toks britkus? O pavasaris todėl, kad mes britkus. Mes nekenčiam vienas kitų. Su tom kaukėm nereikia, po vadalojamės laukia, vaikam užmaukšlinę iki akių vedamės tos kaukės. Nu, tokia mes kažkokia tai, kaip banditizmo laikais. Vieni už stribus, kiti už banditus. Vieni taip, kiti anaip. Va tokie mes. Todėl, mum ir špyga pavasaris, kur neša meilę, šilumą, laimę, džiaugsmą. O ką mums tas džiaugsmas, jeigu mums reikia maskės iki akių, vos kad matytumėm kelią, nematom nei dangaus žydro, nei nieko grožio. Geras mums ir toks, dabar mums tokį rodo pavasarį, bet čia neilgai. Pats gegužės gale kažkur labai gerai, jau karščiai, šiluma, viskas bus gerai. Vasara bus gerai iki rugpjūčio, panašiai kažkur tai 20, bet greitai ateis ir ruduo šiais laikais jau. Bet tada pagal šitą logiką minties gaunasi, kad tai ką, gegužės pabaigoje tai žmonės pasikeis kaip? Nu, tai turbūt, už tai, kad tai ir pasaulis kils visas labai stipriai. Dabar, tai po mažai dar kyla pasaulis, bet jau greitai pradės staigiai kilti. Nu, pas mus maršas bus tas, bet dar. O paskiau jau ir, kada pasaulis kils ir mes masiškai jau eisim į gatves. Kazimierai, lietuvaičiai jau kitaip matys viską. Lietuvaičių reikia, matau, tikiu, nematau, netikiu, fakto. Sužinojęs faktą tikslų, jau tada ir lietuvaitis irgi kils. O dabar, televizorius tą sako, ten tą sako, Facebookas kitą sako, va daug tokių visokių. Kur žmogų klaidina, tik man labai keista, kad mūsų karta tokia, mes tokie stiprus buvom, tie pokariniai. Visi tiesiog šniūrais prie tų vakcinų stovi, aš niekaip to negaliu suprasti. Žiūrėk, mūsų jaunimas, koks buvo stiprus visur, o dabar, nebent išvažinėjo mūsų karta kur nors, tokie keisti. Šniūrais tiesiog stovi mūsų karta prie tų vakcinų. Sakai, vizijų kažkokių tu turi? Ką vizijų aš turiu tų, kad svarbiausiai, kad visą laiką tas pasaulis, žmogus prie žmogaus, visą laiką kylantis tas pasaulis stipriai. Labai daug matau tų vėliavų visokio pasaulio pilna. Su vėliavomis. Ir matau labai, kad kitos mums padėti pradeda, bet mes to nejuntam, už tai, kad mes esam debilai ir sunku. Žmonės tokie, mūsų žemiečiai susimaišė, kad vėl nežino ką, o mums rodo kitos planetos visokius ornamentus, matau žibėjimą, blizkėsi ir gelsvą ir žydrą. Juk matosi, kad dabar matyt valosi tas pasaulis ir nieks nieko nemato, niekam nieko nereikia.
Dangus tiesiog žydras, anksčiau buvo pilkšvai jau kažkiek tai metų, galbūt kokie 15 metų kaip pilkšvai, to nebuvo vaikystėje, atsimenate, mėlynas toks dangus, tai jis dabar darosi jau švarus dangus, tie debesėliai balti, tas dangus tiesiog mėlynas, mėlynuoja. Kai praeitais metais, tai tiesiog visada ta gamta būdavo salotinė, ne, tokia graži, kada jau tie purpurėliai, o praeitais purvinai salotinį. Ant tiek apšyko gamta, tie lėktuvai visokie skraido po tokius didelius, va tokius. Jo, pildavo, čia matyti jos užropino kažkas, kad kažkaip tai ta gamta pradėjo kilti. Ir svarbiausia, man labai keistas dalykas yra tai, kad sako atšilimai kažkokie gamtos, čia viskas yra melagiena. Čia viskas yra apgaulė, patys daro, patys viską, kad tik tai tručyt, kad tik daryti. Ir atseit atšyla gamta visada, kai žmogus pradės ją gerbti, mylėti, jinai visada jam padės ir visada jinai skaistės. Bet jeigu gamta va šitai visą laiką šykama, pilama, daroma, ir dar sakoma, kad žmonės turi visi išeiti į Anapilį labai daug, 50, kažkiek tai 50 ar kiek tūkstančių, tik vieni sako milijardas, nerūpi jie milijardas, jiem robotai rūpi. Ir kad liktų 50 ten kažkiek tai tūkstančių. Lietuva tai visą nori ištrinti, net su visais tais prezidentais ir su viskom iš tikrųjų, patikėkit manim, bet nepavyks, pasaulis kyla, viskas eis, nepavyks tiem senėms tiems, nu ten ir jaunų daug, vapšim apsiraizgęs devyngalvis Slibinas apie visą mūsų planetą. Tipo elitas, tipo oligarkai visokie ten. Dar sakome, kad ten Amerika, globalistai, bet Šveicarija labai daug daro mūsų Lietuvai blogio su mūsų va, tais viršūnėlėm. Ar jiems kažką tai tenais pagal jų dūdelę šoka kažkas tai. Va taip yra su Bruseliu, su Šveicarija daugiausiai čia viskas vyksta. Ir vot neilgam, nes vis tiek mūsų yra, kaip ten nori, daugiau tų vot tokių vidutinės klasės žmonių ir niekas nepavyks. Aišku, daug žurnalistų labai nori, jau išėjo iš to siaubo, nenori net tų pinigų, kuriuos jie ten maudo, nes mato gryną tiesą, viską žino ir tiesiog nebenori jau būti, kaip prisidėti prie to viso apgaulės, melagienos, kitaip tariant. Nu ir aišku, daug yra ir gydytojų, mokytojų ir daug yra gerų žmonių, yra ir Seime labai tokių žmonių gerų, kurie mato, nu bet kol kas, kaip sakant, kaip tas Dambrauskas, ne Romas, dainuoja surištos rankos dar, vat, mums suraiščiais visiems. Mūsų tyliai ištrinti, prisidengdami laisvę ir kaukę, surišę rankas, kelkis Lietuva. O taip, kada visas pasaulis kils, istorijos niekas nepakeis, ką tu nori daryk, niekas. Tai istorija, tai čia pasakykim tiem, kurie, pavyzdžiui, pirmą kartą mato. Tai kai tu sakai istorija, tai kas ta istorija? Ne ta, kurie parašė, o ta, likimas, likimiška istorija yra, ne kur rašo ir mes vadovėliuose vieną rašo mūsų laikais tokią istoriją. Kitais laikais jau žiūrim kitokią, kaip aš pasakau apie Marytę Melnikaitę. Mūsų laikais didvyrė didžiausia buvo partizanė, kitais laikais jau prostitutė, už konservus, už ką ten ėjo, tenais, kad jie tenais, reiškia, maitintų ar kažką darytų. Nu, va čia nesuprasi, čia yra istorija sugalvota. Kažkokios sugalvotos istorijos. Vieni vienaip ją sugalvoja, kiti kitaip.
Nu, o mes jau tada... O tu matai tą istoriją, kuri... O čia likimiška istorija, jau likimas. Nu, tai gerai, ne blogai, kad sakau istorija, sakysiu likimas žemės, pasaulinis likimas. Dabar tada taip kalbu. Jo, bet tas pasaulinis likimas nuo žmonių tada priklauso ar nepriklauso? Nei biški nepriklauso nuo žmonių. Žmonės verčia viską daryti likimas. Aišku, priklauso. Dievas įeina į tave, į mane, į kažką tai daro, va taip. Juk visur yra tas Dievas mūsų. Nors mes jo nematom, mumyse yra. Ir kaip sakant, jisai mus tai norim į tą kelią, mus įmeta visą į kitą kelią, ištraukia iš kažkokios bėdos, meta į kitur, kad mes išliktumėm, reiškia. Tai pagal istoriją faktą ir yra istorija. Faktiškai dabar mes gyvename tokiam gyvenime visai neblogam, aišku, mūsų niekas nekankina, neterrorizuoja dar, viskas gerai, bet mūsų baimė žmonių, baisiai yra didelė baimė. Kas bus toliau, nes taip negyvenom, nebuvo ir čia staiga. Antsnukiai, staiga visokie susidarinėjimai. Daug kas verkia, jau nebegali biznio be savo atsidaryti, jau jis sužlugo. O ką biznį atsidaryti taip lengva, kiek reikia vargti, kol į jį. O taus, šmokšt ir jį uždaro, ne? Tai jam labai yra skaudu, daug kas negali jau atsidaryti. Jeigu bendras likimas arba ta istorija nuo žmonių priklauso tiek, kiek juos įeina Dievas, tada parašyta, tu matai tą, kas bus iš tos likimo. Jo, likimas parašytas yra ir žemės Dievo ir toks. Daugiausiai likimą daro žemės Dievas. Yra du dievai. Vienas kosmoso, reiškia mūsų tėvas, kur išleidžia su siela bendravimai į čia mokslui, dovanodamas kūną. Antras dievas, kuris moka tave primeluoti melagieną visokią leisti, klaidinti ir paskiau gaunasi, kad tu pasilenkiai į tą ir jau eina tavo istorija, kad tu jau daugiau eini su žemės dievu, su Liuciferiu, ten velniu ir panašiai, kaip jį kas vadina. Vieni Liuciferiu jį vadina dievu, kiti Satana, kas kaip. Bet tai čia to vieno dievo dalis, ar skirtingi dievai ir tarpusavy kalasi, ar kaip? Yra skirtingi dievai. Vienas yra kosmoso, dangaus dievas. Dangaus. Kur trejybė. Jėzus ir šventoji dvasia. Trejybė yra. Ir ten kas šventa visi. O antras jau su fiziniu kūnu surištas. Su jau iš kur tau padarė iš žemių kūną, reiškia, kaip tu jau sperma įėjo ir tau daro tą kūną fizinį. Ir tu gauni tą kūną ir prasideda tavo čia jau gyvenimas, bet viduje sielo yra surišta vis tiek su viršum gyvenimas kartu. Ir jeigu tu krimpi daugiau į gyvenimą faktiškai, faktas tai yra matau tikiu, nematau netikiu faktas. Taip pat faktiškas gyvenimas yra žemės gyvenimas. O ką apeini faktus, junti, kad čia melagiena, kad čia ne taip, jau reiškia tu daugiau jauti su viršu, su Dievu, su arangelu savo, ar su šventaisiais, kas ką tiki, vieni tiki Jėzum, kiti Agota, kas mergelė Marija, kas ko, bet visi yra vis tiek sujungti su kosmosu, daugiau. O šitas Dievas yra faktas, matau, tikiu, nematau, netikiu ir eisiu, tiesiog prapalųjų, taip sakant, Man daug kas sako, aš čia gyvensiu tik vieną kartą ir eisiu tiesiog per kaulus, kad kažką pasiimti, va taip vieniem. O kitiem galvoja, negaliu aš to padaryti, aš negaliu. O kaipgi aš galiu padaryti tenais, atimti tą vaiką iš kažkur ir parduoti, ar ten kažką, tai aš negaliu.
O kitam bilė yra, va tau įsakyta, pas tave yra darbas toks, pas tave pinigai, pas tave viskas ir tu turi eini ir net nieko negirdi, net sielos, nieko, nes tau reikalauja, pas tave toks darbas ir tu atlieki tokius dalykus. Nu tai čia yra tarnavimas žemės Dievui. Supranti, ką mes žemės Dievui tarnavimas. Čia skaitus tada. Nu ir va taip, o mes daugiausiai žmogus nebus čia Jėzum Kristum, aišku. Jėzus čia buvo tik vienas tas mūsų, jis tik gali būti mūsų mokytojas, jeigu mes prašom, ką jisai mus veda, išveda. O taip mes renkamės. Būna, kad įeinam, labai gerą sielą turim, tvirtybę, bet vis tiek įeinam į kažkokią tai nuodėmę. Tai kažką apkalbam, tai kažką tenais vėlgi kažką tai pradedam įtarinėti ir paskiaus. Pats nemačiau, bet įtariu kažką. Tai čia irgi tas pats, kas nežudyk nuodėmė. Jeigu žmogus verkia, jis nepadarė, jau tu padarei didelę nuodėmę. Nematęs nei nieko, tu savo artimą čia vageiliauja ar kažką darai. Na, aš taip, kaip paprasčiausiai sakau, jūs suprantat, apie ką aš kalbu. Tai va. O Dievas, va, jis yra kosmoso Dievas, jisai vis tiek leidžia mums labai daug garsų dalykų, tokių, kokių mes turim žiūrėti, pažinti tos dalykus, bet mums nedaina. Mums svarbiausiai pragyventi ir viskas. O tai kaip sakei, tik pragyventi, daugiau nieko mums nėra. O kaip sakei, kad pavyzdžiui, rodo visokias ten mozaikas, spalvas, šviesas, tai čia rodo tokie kaip mes iš planetų, ar Dievas jinai rodo, kas? Čia yra per Dievą kartu surišti tie draugiški visi kartu. Ne viena tik mūsų planeta draugiška yra Dievui. Yra daug planetų draugiškų. Yra ir net nedraugiškų pas mus planetų, kur daug blogio mums siunčia. Bet yra labai daug draugiškų, stiprių planetų. Ir vot, aš tai nežinau, dėl ko laukiama ir visą laiką. Laukiame žmogaus, kuris turi atleisti už viską. Turi pamilti vienas kitą, nes tokios bjaurios planetos kaip Žemė nėra. Už tai, kad visi draugiškai gyvena, visos planetos šiltos viens kitam, o mes labai nekenčiam vienas kitą. Nesuprantam, kaip galima dabar mylėti savo tą žmogų. Nu kaip jį mylėti? Ką? Lovoj tik mylėti? Ne, žmogų reikia atlaidalį mylėti. Gero jam linkėdama į viršų, gerų, kad su Dievu būtų, kad melstis, tiesiog, kad jam būtų gerai, o jis tau blogį daro, o jam tai gerai. Tiem, kurie nesupranta, pavyzdžiui, galima palyginti tokią meilę, kokia turėtų būti žmogui, nu kaip meilė šuniui, pavyzdžiui. Čia labai stipri gera meilė šuniui, gera meilė gyvatei. Daug kas ne tik gyvatę, taip pat kaip šunį myli. Nu tai ką tu myli, tai ir yra meilė. Nu. Yra gašlinė meilė, yra pagarbos, tiesiog gėrio meilė, juk tu ir mamą myli, ir ten daug ką tu myli, juk tu nemyli tik kaip moterį, tą meilę vien. Yra meilė visokia, viskam. Nu palauk, bet tai, o tai kodėl tu savo papūgą myli ar nemyli, kuri tau į galvą vis krenta? Aišku, labai net myli. Jeigu aš būčiau tokia, kuri nemylėčiau jau jos, kad jinai man į galvą duoda, skraidydama tranko, tai aš aišku su ją atsikratyčiau, bet man jos labai labai gaila, aš ją myliu, bet jinai to kvailytė, nu matai, jinai labai blogą turėjo kažkur tai gyvenimą, kažkas ją išmetė, kažkas ją žiauriai nuskriaudė ir jinai žmonių nemyli. In katę geriau su katę draugaus, su šuniu dar, bet tik ne su žmogum. O tave nori išvaryti tavo butą? O jo, iš mano kambario jinai varo mane lauk, kad tai čia jos kambarys, jeigu ją paleidžiu. Paskrenta ir man į galvą su visa jėga, žinai, su kūniuką savo. Ne tokia papūgėlė, o ten kaip balandis, pats matei tą papūgą, o jin kai trinktelį dar su to nagu kojos.
Tau dar pasuka, kad dar skaudžiau būtų, o tokia jinai. O iš kur ir atsirado ta papūga? Ai, čia senais labai laikais, jau labai senai pas mane yra. Vyriškis toks augęs atnešė, sako, sako, girdėjau, kad jūs labai mylit gyvulius, o man nėra kur juos dėti. Į tokį narvelį, va tokį. Va tokį narvelį įkišęs didžiausią papūgą, matomai neturėjo kur žmogus. Tai atnešė man, žinai, sako, girdėjau, kad jūs galėtumėt priimti. Aš jau sakau, jinai perkasta čia, galvytė perkasta ir kažko kojos vienos nėra tos, va šitos. Ant to pats matei stojasi. Ir aš ją pasiėmiau, įsigydžiau viską, bet jinai vis tiek neapykanta man didelė, turi aš ir salotėlių, ir vitaminų, viso ko, tik tai aš jai nekišu, o jinai vis tiek va tokia. Dabar tokia graži, jau žinai, tokia įsivalius, tos plunksnelės. Jinai kažkur reikalauja viso, tai manęs piktai, tai aš atnešu jai vandens šilto, tai jinai juokingai labai maudosi. Jeigu jūs matytumėt, kaip jinai maudosi, juokingai tos sparnelius, mane to žiūri, vis žinai žiūri. Taip juokingai jinai maudosi, nežinau, kaip kitos papūgėlės. Bet mano labai juokingai maudosi papūga, tai suprantu, kad jinai nori, apsiprausti. Gal nori, nenori, bet atnešu vandens, padedu ir jinai maudosi, bet ne aš kitą dieną padėk, jau jinai pyksta. Tai palauk, tai galima tada treniruotis, tarkim, aš noriu mylėti, bet nemoku. Tai yra kokia papūga, bjauri ar kažuo, bet tu vis tiek ją myli. Tai pabandyk ir žmogų mylėti, kuris pratyvnas tau tenai. Tai aš žmogų tu neįsimylėsi pratyvno, už tai, kad žmogus yra, tu jam darai gerą, nors ir melst turi, tada daryti gerą jam, už jį melstis 3 kartus, vis pasakyti jam su Dievu, su Dievu, su Dievu ir visą ten savęs taip. Ir viskas, ir jisai kažko nueis. Ne visus tu įsimylėsi to žmonės, jie tau tiesiog taip ant tavęs užšoka. Tave taip uždurna laiko, kad baisu, tiesiog ėda, tave engia, energija tavo ėda. Nes mato, kad tu nori geresnis būtų, ką iš karto užsisėda. Jie galvoja, kad tu durnas, jeigu ant durniaus nelabai užsisėsi, nežinau kaip. Mato gerėti, kiekvienas ne to, kad durnas, o geras ir jį reikia engti. Nes jisai vis tiek atlaidus, jisai toks yra, tau paskutinę atiduos, kad tik tai tau būtų gerai. O tu to nesupranti, tu jį engi. Labai yra tokių bjaurių, ir man pasitaikė, yra tokių bjaurių žmonių. Tuoj naudininkai išnaudota, tai čia geri žmonės. Tai čia patys blogiausiai ir yra žmonės, kur tavo gėrį pradeda tave naudotis, išnaudoti. Ale kaip išmokyti tuos blogiečius būti geresniais? Jų neišmokinsi geresniais, juos išmokina geresniais tik tai anam pasaulį, kada jie pamato tikrą esmę, jau sielą. Aš vienas tik pasakojau, guli įsižergęs prieš mirtį krikštatėvis vienas, o pakalikas šalia sėdi jo. O tai sako, ar atsimeni, kaip mes gyvenome, atsimenu pakalikas tas jau jo. Atsimeni, kaip mergos pliko šoko ant stalų, kaip visi mus dravėjo, kaip milijardai, kaip konvejeriai ėjo į mus. Atsimeni? Atsimenu. Ir kaip blogai, kad tai buvo. Geriau aš būčiau grūščiku, geriau būčiau griovės kasęs. Kad tik to nebūtų, juk tai buvo tik 5 minutės. Prieš dvestinę visi žino jau kada, kas, kaip. O kol gyvas žmogus sveikas, jisai to nesuvokia. Daug kas suvokia, jie nori geriečiais būti, jie tiesiog paskutinių dalintis, bet ant jų to atsisėda, kiek aš žinau. Ant sprando. O taip yra tam gyvenime duota, to jau ant sprando sėdi. Kaip gerai išnaudoti
Tas negali atsisakyti, o tave išnaudos, va tokie atsisėdę ir nesupranta jie to. Jie nemoka to suprasti, kad jie daro blogį savo artimam žmogui, kad jis geras. Va, ką mes vien. Čia tokia energijos susitinka tokios. O, tai aš tave dabar, tu durnelį, tu gerėti, aš tave va siurbsiu. Ir vaidinsiu, kai man tavęs gaila, kaip tu koks geras, šoksiu prieš tave visai, kad tik tai ištraukt, kuo daugiau iš tavęs naudų. Nu, tai va taip yra šiam gyvenime, o kada nors supras, kad blogai darė. Taip, nes gal darė savo tėvui, gal savo broliu, gal savo, taip sakant, sesiai, gal motinai, gal dukrai. O išeinam ir suprantam, kodėl nekentėm, kodėl išnaudojom, kodėl tą darėm, kodėl aną. Kodėl Dievas paliko tokį didelį įstatymą? Mylėk kiekvieną. Mylėk Dievą tėvą, Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visom jėgomis. Mylėk kiekvieną žmogų kaip pats save. Kodėl? Tai kažkas tai ir čia reiškia tam gyvenime, jeigu šitokie yra įstatymai palikti. Aišku, aš Vatikano, ten kunigų įstatymų aš nenoriu tų. Tu Biblijų ten kažką rašo, reikia širdimi žinoti savo tikrą tėvą, Dievą. Dievas sako, per mažai mane tikėti, mane reikia žinoti ir justi, aš tada jūs turite Dievą. O tą tikėti, kad tu bažnyčioj ten poterius, gėdi ten giesmės, va tokį išmokusi knygą, maldaknygę, o išėjus pas tą dukrą šiokia, tas toks anoks, tas nemoka Dievo tikėti, o prieš kunigą maivysis, kad viską mokam tikėti, tai pasakysiu atvirai, tai čia nesąmonė. Taip gaunasi, kad tai ir vienybė, kaip mes suprantam, neįmanoma, nes jeigu geriečiai negali su blogiečiais kažkaip vienytis, nes vieni kitus išnaudoja, tai vadinasi, visuotinės vienybės būti ir negali. Visada tai buvo, pasižiūrėk Hitlerio laikais. Tu man pasakyk, dėl ko dabar žydai gaujom šniūrais visus veda savo valia į konclagerį, į dujų kamerą. Dabar pasakyk, dėl ko eina žmonės šniūrais su antsnukiais. A tau neprimena praeitį hitlerinių laikų. Man labai taip ir niekas niekur nesipriešina, visi eina kažkom tiki. Ir kuom dabar, kodėl tokia nacija, tokia tikrai gudri, ir išmintinga vis dėlto nacija žydai. Juk tu pats matai, jų daug, jų galėtų pasipriešinti, niekas nesipriešina, eina. Dabar pasikartoja su to maskėm vėl ta nesąmonė. Dėl kažkokių tai paskatų. Ir kiek žinau, Žydijoje taipogi jie visi šniūrais ten vėlgi vakcinuojasi, vėl šniūrais, jie visą tą patį daro. Keista vis dėlto, ar jie antiek, aš nežinau, ar jie antiek išmintingi, ar antiek idiotai, aš negaliu to nieko suprasti jos, aš juos taip gerbiu, visą tai juos žiūriu kaip išmintingą tokį žmogų ir kai pamatau šniūrai su antsnukiais iki akių, stovi vakcinuotis. Taipogi ir pas mus, prisimink banditizmą. Vieni tiesiog, vieną dieną vieni už banditizmą, kitą dieną jau už stribus. Va taip, gaujom, kol atėjo ruskis ir neišvežiojo visus kas kur. Ne tai buvo, taip. Tai čia banditizmas, visi pusė vienas kaimą tyli, gerbia vienas kitą, o kitas kaimas tiesiog pjaunasi va taip, kraujai verda. Ir skundimai. Dabar šiais laikais žiūriu, skundimais, riksmai didžiausia, jeigu pamato be maskės, pagatavi tą žmogų, visi sukibę ir tiesiog užpjauti. Tai dėl to tu ir sakai, kad Lietuva pradės brūzdėti, kai kažkas iš išorės pradės pasaulį daryti? Tik tai iš išorės, tada parodys, įteiks faktą.
išeis jau tokia jėga įteikti faktą, dabar ir mokslininkų kiek daug rodo įteikinėja, viskas naplėvat. Žiniasklaida niekur, ką mokslininkai gydytojai tikrai teikinėja, nieko, viskas, tik tais, va taip. Palauk, bet jeigu taip gaunasi, Lietuvai reikia iš išorės, tai bus pasaulis, o pasauliui iš išorės tada kas? Vėl tas pats Dievas, reiškia, nuo mūsų niekas nepriklauso? Reiškia, jo, taip jau nutarta, bet neilgam, Kazimierai, tai bus, nes labai didelė jėga bus musulmonai, kaštoniniai žmonės, kurie užpuls visus vakarus, kaip aš tau ir pasakojau, čia neilgam tai bus, aišku, Rusija neilgam jau atsistos geriau, nes jie savo valdžią visą, ten tiesiog tokia jėga išaugs didelė, kad vyriausybė dar to ir nenutuokia, kaip Rusijoje išauksta ta didelė jėga, kuri viską perdarys staigiai. Rusiniai, tas visas valdžias, tas viskas, kur tiek daug Rusinė tiesiog išvogė, išbuvo, išdovanojo ir panašiai, o dabar stovi va toks Putinas, net juokas ima, jis taiką neša. Nu, tai kokia tu taiką neši, man tai bloga žiūrėti, tai man verkti noris. Tiek išdavinėjęs, išmėtęs, o tiek žuvo dėl vaikų, kad geriau gyventų, viskas tai buvo Rusijos, tie muziejai, tie visokie dabar daug kas gyvena, Ala Pugačiova pasižiūrėk. Nu, kokią teisę dabar jie turi gyventi zamkose kažkokiose ir panašiai, nu tai čia yra juokinga, nu, a ne taip. Juokas sukelianti dalykai. Kažką tai išstatė, kažką tai padarė, o vargšas žmogus, nu, neturi, iš ko jau nėra, net iš ko sėklų nusipirkti, pasisodinti daržus, kaip ten sunkiai gyvena žmonės. Apie tai mes tai matom va Rusinė, ta Rusija, bet ten gerų kiek yra žmonių, geri žmonės kokie. Tai masėm, ten tiesiog lavina, eis žmonės va Rusijoje, kad susitvarkytų tą Rusiją pagaliau. Vat. Nu, ką aš norėjau sakyti apie mus, kiek mes čia pabuvę į badą jau iššoksim, todėl kad, nu ką, ateis vakaruose musulmonas, o musulmonas, kaip tu gerai žinai, daug dauginasi, patys spekuliantai jį vežioja su valtim, su viskom į vakarus ir tie musulmonai visi jau savo laiku pašoks. Dabar tik kol tava viskas vyksta ir dar visi sako, kad atseit Bedonas ar Bidonas, kaip jisai yra prezidentas, o jis ne joks ten ne prezidentas, klounas taip pastatytas, vis tiek prezidentą ten skaito, kaip ir aš mačiau. Trumpą, o kad realiai kažkas ten sakoma tas, taigi patys visi matome, kad ten viskas kažkas ne taip. Bet, sakau, čia viskas jau paskutiniai, nes vakarus puls. Ačiū tau labai.